Išvažiuojam iš Juodkalnijos. Atvažiavom sien, pasirodo pasus čia tikrina ar kažką tai. Į Chorvatiją. Pasirodo yra muitinė. Va, Karina. Kas? Va šičia vat. Ne, čia vadinasi muitinė. Karina Customs. Tai va, išvažiuojam iš Juodkalnijos ir realiai mūsų atostogos persivertė į kitą pusę ir vakar buvom, kur buvom? Budvai. Budvai. Vakar buvom Budvai. Aplankėm senamiestį. Dabar judam jau link namų. Bet stosim, Chorvatiją čia važiavus, stosim dar naktį, praleisim čia. Tai va, tiek kol kas žinių. Pasirodo, iš Juodkalnijos išvažiavom, atrodė, kad nebėra muitinės, o čia, dar muitinė. O matai, Europos Sąjungai važinėjom, tai tikriausiai jau čia užtat ir žiūri, tikrina. Ir tikrina. Senasis Dubrovnikas čia matosi sienom tokiom. Nebesimato. A ne Emilija va. Emilija. Jo, čia tas įvyko. Jo. Bet čia buvo vynogės. Kur vynogės? Čia balkonė. Ne, tai ne, tas čia visur va terasai buvo vynogės. Ne čia, ne dar. Ne. Daugiau nėra. Yra. Buvo nusileidimas link jūros. Kas buvo? Nusileidimas link jūros, maudytis. O čia ta mūsų krautuvė, mes ateidavom čia su vyra pirkti. Dar toliau. Toliau dar? Dar toliau. Va, kur vynogės balkonė. Matai? Kairiai. Va, kur auga? Bus čia. Tai kuris? Šitas kur vynogės. Va tie varteliai? Jo. Kažkaip ne taip. Sakai. Nu, palauk dar. Sunkiai? Nu, kalnas. Buvo kalnas. Mūsų kempingas. Grįžom. Buvom nuvažiavę pažiūrėti, kur buvom 2019 metais. Namuką tą, kur gyvenom. Prie jūros. Tai va, mūsų stovyklavietė.
Galim paskambinti. Vakar su Indre kalbėjau. Tai va. Tik dabar Gediminui gal reikėtų paskambinti. Einam atsisveikinti su jūra, Kodėl taip graučiai? nes rytoj nutolsim mes nuo jos ir tik pamatysim mes ją kitais metais. Bet mes priartėsim prie Gal. savo Baltijos jūros. Šalta ta Baltijos jūra. Šalta Baltijos jūra. Nu, va dabar saulė nusileido ir pamatysi, kaip tai atsistams. Sutems dabar greitai. Iškart. Jau tamsu. Palauk, kur laiptukai? Taip. Čia nėra, tai yra laiptukai čia. Ką? Čia laiptukai nėra. Kaip anksti saulė čia krenta. Jo, jau čia. Skaityk, čia dabar 8:30 tik tai. Saulės nebėra jau. Einam tenai ant to krašto. Labą dieną. Pajudėjom šįryt iš Chorvatijos link namų. Kai tik pajudėjom ir pradėjo lyti. Vienu žodžiu, vežamės orą namo gerą. O prastokas dabar tai taip kala, kad dabar apstojom, bet važiuojant tai nekas. Gerai per kalną čia per Chorvatiją važiuojam. Nu, autostradą važiuojam, tai geras kelias nėra. Kalnuose būtų prastokai, nes kalnuose labai slidu. Labai slidu gaunasi ten. Į kalną tai net buksuoja lietui lyjant. Spėjom da iš kempingo išvažiuoti čia. Šįryt dar nelyjo, nes išvažiavimas tai čiut ne 45 laipsnių į kalniuką. Tai va, sustojom pertraukėlį. Perkandom. Mamytė valgyt padarė. Sakė baisiai liūdna, nes namo važiuoja. Jo. Aš dar galėjau atostogauti savaitę kokią. Na jo, žadėjom, sakėm, gal kur stosim da čia, bet tai kalyja. Ne, jau šiandien nėra ko stoti. Nenueisi niekur. Ne, net Man atrodo, prasidėti. jeigu gerai eisis, tai gal išlėksim iš per Chorvatiją, nors dar 300 su viršum kilų, man atrodo. Pravažiuosi. Ta pirmą vakarą atsimeni, kaip 700 pavarėjai, kai išvažiavom iš namų. Ačiū tokį nužiūrėjau, iškart į Vengriją važiavos kempingą šalia autostrados. Ko žinimti to vyno ar ne? Įsipilk. Kaip to pataraudo. Ne, gal neimsiu be vakaro, ne. Tai va, judėsim toliau, vėl pavažiuosim kokią porą valandikių. Vėl pertraukėlė. Ir taip pirmin. O toliau žiūrėsim. Tai tiek dabar. O, kad į kur. Nu va. Ketvirtadienis Vengrijoje miegojom. Dabar paminėm 2 valandas. Vengrijos sustojom į parkingą papusryčiauti. Ir rezgam tokį planą, kad važiuosim pro Bratislavą. Tai jeigu niekur nestodami, mes jau kokią 4 valandą būtumėm Lenkijoje. Tai biškį anksti stoti dar. Tai nusprendėm, kad užsuksim Bratislavai Boltas veikia. Tai kai parkingą susirasiu biškį, kur
į Boltą ir ką nors aplankysim. Tai va, dabar pusryčiai. O taip. Nu ką, atvažiavom į Bratislavą. Radom parkingą tokį, pasistatėm ir bandysim eiti į, tiksliau važiuosim gal į pilį. Nu, atvažiavom į pilį. Nu, graži ką? Nee, wahrscheinlich von der anderen Seite, Gregor. Kokia mašina. Ai, tu sau. O, matai? Koks vaizdelis atsiveria. Bratislavos vaizdas. Čia žiūrėk, kokie koncertai gal vyksta. Panašu. Čia kokie Led Zeppelinai atvažiuoja gal. AC/DC. Ne? AC/DC. Nevalingai kažkaip. Jau uždaryta. Gal prasituri įėjimas yra. O tenai tai. Eisim dabar į vidų pažiūrėti, kas ten yra. Klenotnica. Einam į muziejų pažiūrėti. Vidinis kiemas. Ką? Rūbus pamatysim. Rūbus pamatysim. Va, automatai. Nu, tokie revolveriai gerai būtų. Tokie turėtų būti gerai revolveriai. Ta nors mažesnė. O, Maksimka. Kaip čia rašo. Jo, Maksim. 1910 metų. O. Granatos. O koksai. Mažiukas, moteriškas. Mane šitam koridoriui nufotkint, prašau. Tave nufotkint? Nieko žmonių nėra. Nieko žmonių nėra. Man atrodo. Jo. O čia yra altorius. Ką? Altorius čia. Matai, jis netelpa visas. Netelpa taip, jo. Kas čia? Komuniją kur dalina.
Kas čia auksinė? Taip išeina. Čia vyną geria. O čia kas? Žvakidės mūsų čia tokios tos. Ką? Kėdės tų karalių. Čia per prastos karalių. Per prastos? Jau. Čia per prastos karaliam kėdėsios. Tai salotas jie deda į tuos bliūdelius apvalius. Atskirai reikia įsidėti. Nedėti bendrai. Kinietiško maisto, kinietiško žiemą. Kiek nori, tiek valgai 8 eurai. Be sušio, jeigu sušio atskirai reikia mokėti. Nu, ragausim dabar. Kažkam paminklas. Ką? Paminklas kažkam. Neaišku kam. Kažkokia bažnytėlė čia. Ėjau, pažiūrėjau ir išėjau. Nėra žmonių. Yra. Yra tokių vas pokstančių kaip ir aš. Naujas koksai. Aha, gražus raudonas. Škoda. Škoda matyt gamina. Salomė sako, kokia įdomi statula. Sakau, taigi Brėmeno muzikantai. Brėmeno muzikantai. Ar ne? Pirmas asilas, antra, šuo, katė ir gaidys. Viskas aišku, mes šitą žinom. Jo. Brėmeno muzikantai. Gal to miestelio centras nėra toli, gal pėstute galima nueiti? Nežinau. Nežinau. Kelinta čia. Nu, Lenkijoje antras sustojimas. Biškį pavažiavom, davažiavom iki... Kas čia yra? Katovicai. Katovicai. Angliakasybos muziejų kažkokie. Kažkada buvęs anglių kasimas. Va. Eisim pažiūrėti, kas čia darosi. Gal čia uždaryta? Koksai bokštas. Šitie šimėkiai pastatai, kaip išlikę. Nu, seni čia likę. O čia va ta, aš kiek suprantu, į šachtas įleisdavo per... Tasai, va taip veikia ten. Galima bus eiti. O kaip greitai lekia. Bijai? Bijau aš. Aš aukščio bijau. Jo, aš žinau, kad aukščio bijai. Tai kurių velnių mes čia keliamės iš vis? Tai mat ne laiptės būt šikna. Nu va, atvažiavom. Nieko čia baisiai nėra. Toks vaizdelis, man tai kojos linksta. Ratas, čia į šachtas, anksčiau nuleisdavau matyti.
Mes telefono lempa čia. Čia įdomus namas. Ant kubo uždėtas kubas. Kažkokie, čia generatorius, piston kompresorius. Tekinimo staklės kokios ilgos čia. Čia įranga visokia, kur buvo matyt naudojama kažkada. Kas čia? Presas kažkoks. Aplankėm tą kasyklos muziejų. Nieko ten gero. Mes per žemo lygio esam. Paveikslų prikabintų, gal ten režimus kokie. Einam dabar, kaip dabar be bažnyčios. Einam į bažnyčią. Einam dabar į bažnyčią. O, tramvajus važiuoja. Aš tave galėjau palikti mašiną ir būčiau viena nuėjai. Į bažnyčią? Jo. Ne, būtum radus. Būčiau. Bokštai matosi iš toli, būčiau radus. Pasiklydus būtum. Iš karto sprendimas priimtas. Aš būčiau pasiklydusi, ne? Taip, paskui būtum skambinus man, pasiimk mane. Nu, gal pabandom vieną kartą pasidalyti. Aš pražilsiu visai, kol tu klaidžiasi. Klausykla kokia. Ko tu ieškai? Čia tas viršus gražiai. Biškį priekį remontuojama. Laikrodis sustojęs po 4:10. Dabar einam čia tokia kaip pėsčiųjų. Laisvės alėja. Senoviniai tokie, Interviu Lietuvos televizijai. Labas. Bet jūs parodė kitus žirašą, kad mes čia Lietuvoje esame, ne? Jo, Lietuvoj. Lietuvoje. Darova. Ką yra? Matai, kaip yra, susitikom Lenkijoje. O ko ne? Susitikom Lenkijoje. Susitikom.
Paskutinis sustojimas Lenkijoje. Prisipylėm kūro, prieš tai važiavom Medelyną, susitikom su Indre. Kornelija ir Markas nuvažiavo į koncertą, o mes važiuojam namo, paskutinė diena, paskutiniai kilometrai. Kelionė baigėsi. Tai Gaila. Gaila? Gaila. Gaila. Aišku, gaila. Per mažai laiko, reikia daugiau. Ne, gerai, viskas tvarkoj. Kartočiau. Pakartosim. Gerai, iki. Iki. Nu va, važinėjame į Lietuvą, į Lenkiją. Eilutė tikrina dokumentas visų mašinų, ar kažką tai užsikišę. Lietuvos Respublika. Oho. Oho. Nu jo. Seniai taip mačius. Važiuokite maršrutu Senai jau mačiau. Tokia eilė Jo. ant sienos. Bet tai pagrind fūros, matai, automatiškai užkiša, nes tenai vienas suvažiuoja. Nu, vienu žodžiu, mes jau Lietuvoj. 100 kilų ir namai. Nu va, baigėsi kelionė. Ir jau namai čia pat. Mūsų kaimas jau čia pat. Kažkaip žaliau čia dabar, Čia žaliau. negu buvo, kai išvažiavom. Nulyta balos pilnos vandens. Mūsų chata stovi vietoj, viskas okei. Ir mašinukas kieme. Mašinukė kieme stovi. Viskas tvarkoj. Va kaip vynuogės. O, kaip vynagės sužaliavę, kai išvažiavom nebuvo Vis nieko. buvo tik pumpurai. Nu, va kaip gerai. Einu vartus atidaryti. Labą dieną. Kągi, norėjau padaryti tokią trumpą rezumė mūsų kelionės link Balkanų. Fainai buvo kelionė, apsukom tokį ratą, bendras kilometražas gavosi 4000 kilometrų, gal biški daugiau, tiksliai netikslinau. Smagu buvo, pirma kelionė kemperiu. Ateityje, aišku, bandysim, toliau dar kažką tai. Nu, rudenį yra planas. Rudenį yra planas, kokiam rugsėjo mėnesį pavažiuoti į Švediją, Norvegiją, iš čia pusę, tą pusę gal padaryti tokį ratuką. Tas mūsų kemperis skandinaviškas variantas su apšildymu, su šildomom grimdim. Neturėtų būti problemų. Tai va, faina kelionė buvo, smagu ir nelabai jau pasakyčiau, kad brangu labai, tai, gavosi bendroj sumoj apie 3000 eurų gal išleidom, bet tai 17 dienų. Tai va, tai tiek,
Iki kito susimatymo.